sugriauti viską. Taigi, Bidono laptopas tikras. Ashley Biden dienoraštis tikras. Viskas tikra. Pasirodo, viskas tikra. Ir netgi šitas tikra. Nauja ataskaita rodo, kad Bidono administracija, reiškia, spaudė Garlandą, generalinį prokurorą, o tai yra visą teisingumo departamentą, taikytis į tėvus, kurie nesutinka su kritinė rasės teorija, su LGBT propaganda mokyklose dėstoma jų vaikams ir reiškia pretenzijas mokytojams, organizuojasi į komitetus, reiškia bando kažką daryti. Taigi į juos yra taikomasi iš teisingumo departamento Bidono administracijos nurodymų kaip į teroristus. Tai yra, jeigu jūs rūpinate savo vaikų ir jūs neduodate savo vaiko indoktrinuoti, jūs esate teroristas. O tuo tarpu senatorius Tedas Cruzas pristatė naują įstatymo, kaip sakant, konstitucinę pataisą, papildomą dar vieną,